Jomis apsirengė, pavirto gulbe, liepė jam sėstis ant nugaros ir lėkė per kalnus į savo tėvo dvarą. Kai prilėkė geležinį kalną, jis sako: eik dabar pėsčias pas mano tėvą, kad aš tave visai nunešiu, man bus gėda prieš tėvą ir seserį, sakys, jaunikį parsinešė. Gulbė nulėkė savo, o jis nuėjo pėsčias. Kai tik įžengė pro duris, kaulinis senis suriko: gerai, vaikė, kad atėjai, aš jau tavęs seniai laukiu. Pirmai pradžiai rytoj man padarysi tokį darbą. Nueisi giriun, iškirsi medžius, į ketvirtį sukaposi, skynimą išarsi, išakėsi, kviečių pasėsi. Kviečiai per dieną užaugs. Juos nukirsi, iškulsi, sumalsi, pakepsi pyragą ir parneši man vakarienės. Vaikinas labai nusiminė, viską apsakė savo mergaitei, o ta jam sako: nebijok nieko.